Ar žinai, kaip iš tiesų pasimato sėkmė? Tuoj aš tau papasakosiu. Čia lygiai tas pats, kas eiti į sporto salę, daryti pratimus, daryti daug pratimų ir nematyti jokių skirtumų. Kol vieną dieną tu pažvelgi į veidrodį, tu pakeli marškinėlius, o ten, presas, vadinasi, suveikė. Nes sėkmė tai nėra kažkoks greitas rezultatas, tai nėra kažkoks triukšmingas, įspūdingas filmo momentas, fejerverkai. Ne, sėkmė gal dažniausiai būna labai nuobodi. Kaip suprasti, tai kaip pavyzdžiui, 100 dienų man niekas neplojo, nors aš kažką dariau, 100 laiškų ir messenger žinučių buvo neatsakyti, nors aš tai dariau, kai video surenka vos keliasdešimt peržiūrų, nublema, ką darau ne taip. Ir tu net nepastebi, kada tai pradeda veikti. Svarbiausia suvokti, kad procesas vis tiek vyksta net ir tyloje. Ir vieną dieną tu išgirsti, oi, kokia tu sėkminga, tau pasisekė. Tuomet tu pati šypsaisi, nes puikiai prisimeni visą ėjimo procesą, viso to kelią. Ir sėkmė neateina greitai, tačiau vieną dieną ji vis tiek pasirodo. Pasirodo dėl to, nes tu pasirodei kiekvieną dieną iki tol. Supranti?